tai pakalbam apie priežastis, kaip vaikai išmoksta mums meluoti. Iš esmės, nei vienas vaikas negimsta melagiūkštis, jie išmoksta meluoti dėl tam tikrų labai aiškių priežasčių. Jeigu atmesti tos tokius amžiaus tarpsnių ypatumus, ar ne, nes iki mokyklinukas tiesiog gali meluoti, todėl kad jis dar sunkiai atskiria, kur yra fantazija, kur yra realybė, ir tai yra toks ganėtinai normalus dalykas. Tam tikram amžiaus tarpsnį, bent jau iki 5 metų, tai vėliau vaikai išmoksta meluoti pagrinde dėl 2 pagrindinių priežasčių. Tai pirma priežastis - melas atsiranda ir užsifiksuoja kaip gynyba, antra priežastis - melas atsiranda kaip hiperkompensacija. Tai kada vaikai pradeda meluoti gimdamiesi, jie meluoja tada, kai mes kaip tėvai labai sunkiai priemam realybę, turim labai tokius išaukštintus reikalavimus vaikui ir kažkokiose neaiškiose situacijose reaguojam karštai, esam linkę kaltinti vaiką ir bausti. Tai nuo to gydo ta tokia nuosekli tėvystė, labai aiški susitarimų, pasekmių sistema ir taisyklė, kad jeigu kažkas atsitinka, ko nebuvom aptarę su vaiku pirmą kartą, jam yra saugu ateiti, prisipažinti, mes tada susėsim ir sutarsim, kaip bus, kaip darysim, kad tai nepasikartotų antrą kartą ir kokia bus pasekmė.